klasiokui. Balti vaikai, linksmi vaikai. Į galvas jų palietus vėjui sušvyti aukso jų plaukai. Aš jiems pavydžiu nešviesos, tyros širdies akių mėlynių ir vaikiškai naivios tiesos. 4 metai tam, kad užaugtum, kad kasas nusukirptum, kelnes plėštum. 4 metai tam, kad išmoktum, kada patylėti ir pasakyti. 4 metai tam, kad suprastum sėkmės malonumą, pergalės džiaugsmą ir laikinumą. 4 metai tam, kad pajustum, kur lekia svajonės ar pildo sapnai. 4 mūsų geltonų rudenis, 4 sniegų kvepiančios žiemos, 4 žalių pavasarį ir 4 gėlėmis kvepiančios vasaros. Su vėju degame
užduotus klasiokų klausimus ir gauti prizus. Smagiausia buvo žaisti bendrus žaidimus mokyklos kieme ir klasėje. Pasiilgsiu žaidimo brolelį gelbėk, slepynių klasėje ir žaidimo atspėk žodį. Net jei ir susipykdavome, išmokome spręsti konfliktus ir susitaikyti. Ačiū visiems. Mokykloje susiradau patikimų, nuoširdžių, išradingų ir šmaikščių draugų. Norėčiau, kad visiems pasisektų. Norėčiau, kad prisimintų puikiausią laiką praleistą kartu, o naujoje mokykloje susirastų naujų draugų. Nepasiduotų sunkumams ir nepamirštų, kad nuo mūsų pačių noro ir užsispyrimo labai daug kas priklauso. už polėkį, laimingasis dienas, už meilę, kurią gavome iš
jūsų už viską iš širdies. Tėti, kad galėčiau tau padovanoti vėją, kaip norėčiau saulę tau dalnos atnešti, nes tik tu vienas mylimiausias tėti, gyvenimo keliu mokėjai vesti. Nieko, brangesnio neturiu už tave. Tu už džiaugsmo skaidresnė, tu labiausiai sava. Tu kaip rytas, man mama, nuo tavęs man šviesu, kad esi mūsų žemė, tai ir aš čia esu. Sapnas baigsis ir aš neatsiminsiu nei vietų, nei vietovių, nei princesių, nei princų. Bent jau būsiu pajautęs, kad tai reiškia skraidyti, o tada, kai pasensiu, beliks visą tai tiesiog apmąstyti. Nuskraidink mane ten, kur smėlio dėžiai žaidžia mano vaikystė, kur dar kartais svarbi kastuvėlio spalva ir pirmosios lėlės kasų ilgis. Nuskraidink mane ten, kur palėpė tamsioj, užrakinti baubai verkšlenė, kur senelių sodybai prie kūdros ilgaplaukės laumės gyvena. Vėjau greitas, vėjau laukinį, dar pralėkim virš mano kiemo. Ten supynėse dangų lėčiau, mano vasaros, mano žiemos, mano medžių viršūnės, aukščiau ir aukščiau. Gražu yra vėjas, kuris pakyla iš niekur, o jis suka malūnus. Gražus pienių pūkai, kurie trapūs ir tokie pažymimi tarp pirštų, o ištrūkę pakyla aukščiau ir mes pajėgiame matyti, kaip ir žmonės, kurie iš pirmokų išaugo į štai tokius gražius ketvirtokus. Paskutinė pamoka, širdį spaudžia neramu.
šviesių jums valandų. Tarkit, viskas jau praėjo, jau gyvenimą neinu. That Arizona sky burning in your eyes. You're holding me, babe, I wanna catch a fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up, but I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the bed won't play, I'll always remember us this way. Flowers in the night, poets try to write. We don't know how to rhyme, but then we try. But all I really know is where I wanna go. The part of me that's too little for a day. So when I'm all choked up, but I can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the bed won't play, I'll always remember us this way. Viskas praeina, metas išsiskirti. Kodėl? Neklaus manęs. Bėgantis laikas, kurį sunku pamiršti. Mano daina tau su savim nuneš. Dar širdies, dar jausmų, kuriuos tau dalinu. Kai esi šalia, kai manim tiki.
Neneleisiu išraut kely, laikas ramus, neša pas tave. Noriu paliest tavo rankas, noriu vėl tave atrast, bet turiu išeit, kad sugrįžt atgal. Tarpduryje moja ranka, laikas neša nuo tavęs. Laukia kiti, laukiami veidai. Tarpduryje turi vilties, vėliai grįžti, kol skambės muzika, kuri yra skirta tik tau. Moja ranka, laikas neša nuo tavęs. Laukia kiti, laukiami veidai. Tarpduryje turi vilties, vėliai grįžti, kol skambės muzika, kuri yra skirta tik tau. Tarpduryje moja ranka, laikas neša nuo tavęs. Laukia kiti, laukiami veidai. Tarpduryje turi vilties, vėliai grįžti, kol skambės muzika, kuri yra skirta tik tau. Muzika, kuri yra skirta Dabar gerai. Atsiprašome, kad su lapeliais pasiruošusios, nes nenorim pamiršti žodžių iš tikrųjų šito jaudulio. Kai per paskutinį susirinkimą direktorė paklausė, apie ką yra šita mokykla, tai dauguma atsakymų ir buvo, kad tai apie pažinimą, apie bendravimą, apie buvimą vienas su kitu. Ir atrodo, kad baigtas tik tais labai mažas etapas, tik tais 4 klasės ir laukia dar labai daug metų mokykloje. Tačiau iš mažiukų pirmokėlių jie tapo savarankiškais ir dideliais ketvirtokais. Ir ar tėveliai, ar jūs pagalvojate, kad šiandien iš tikrųjų paskutinį kartą savo vaikus atlydėjote į mokyklą? Dėl to, kad rugsėjo 1 jie jau savarankiškai žengs didžiųjų mokyklų link. Ir įpusėjus rudeniui jau niekas mūsų nebekvies į lapų talką, galėsim užteks mums tik namuose apsitvarkyti lapus. Atėjus žiemai ir adventiniam laikotarpiui nebeskubėsim rezervuotis datus ir ateiti skaityti adventinių skaitinių, o pavasarį mūsų niekas nebekvies į bendrą žygį eiti. Ir turbūt kiekvienam iš mūsų atrodo, kad kartais tų renginių tiek daug, tiek visko per daug, kad nespėjom dalyvauti, bet iš tikrųjų tai nebūdavo tik laikas apie mokyklą. Tai buvo būtent laikas apie kokybišką ir dar papildomas minutes ir valandas su savo vaiku. Tai mes sakome begalinį ačiū jums visiems, visai mūsų mokyklai, už laiką kartu. Tai ačiū. Prisipažinsiu, turbūt viena gražiausių gyvenimo švenčių, bet tuo pačiu ir liūdniausia. Ašaros rieda ir džiaugsmo, ir liūdesio, nes iš tikrųjų labai liūdna palikti šią nuostabią mokyklą, nuostabų kolektyvą, nuostabią mokytoją. Ir
noriu pasakyti, kad sena išmintis sako, kad žmogus užmiršta daugumą žodžių, kuriuos išgirdo, bet niekada neužmiršta, kaip jautėsi šalia kitų žmonių. Ačiū, kad mūsų vaikai šioje mokykloje jautėsi laukiami, mylimi ir svarbus. Ir būtent tokie jausmai ir tampa patys gražiausiai vaikystės prisiminimas. Ačiū labai. Šį rytą stoviu čia, jausdama visų tėvelių širdžių plakimą. Nes šį rytą čia susitinka begalinis džiaugsmas ir lengvas graudulys. Nes tenka pasakyti visą gerą. Ir šiandien privalu garsiai, nuoširdžiai ačiū tarti mūsų geriausiams iš geriausių, kantriausiams iš kantriausių, profesionaliausiams iš profesionaliausių, sumaniausiams iš sumaniausių, mūsų mokytojams, mūsų specialistams, mūsų visai mokyklos bendruomeniai. Nes šiandien stovi visi čia ir matome tas pačias smalsias, tik kiek jau paaugusias, savarankiškesnes, su savitu pasaulėžiūrų asmenybės, mūsų ketvirtokus. Prisipažinsime, šis kelias ne visada buvo lengvas. Buvo rytų, kai nebuvo ūpo. Buvo užduočių, kurios atrodė neįveikiamos. Buvo netikėtų permainų, kurios atnešė daug klausimų, bet mes niekada nesustojome. Kartais mažais, kartais ryžtingais dideliais žingsniais žengėme į priekį. Dėl mūsų vaikų. Ir šiandien dėl mūsų vaikų dėkojame mokytojams už matematinius veiksmus, už perskaitytas knygas, parašytus kontrolinius darbus. Dėkojame anglų kalbos mokytojams už tuos nutiestus tiltus į kitas šalis, vaikams išmokstant pažinti ir bendrauti su kitomis kultūromis. Dėkojame muzikos ir šokio mokytojams už tai, kad pažadino vaikuose kūrybiškumą. Dėkojame socialiniai darbuotojai, dėkojame psichologai už tai, kad pažino vaikai save įvairiose situacijose ir išmoko tvarkyti su emocijomis. Tad ačiū. Ačiū už svarbiausią gyvenimo pamoką. Tai yra už žmogiškumo, už stiprios asmenybės ugdymą. Ačiū, kad padėjote mūsų vaikams suklupus atsitiesti, išmokėte dalintis, ištiesti draugui ranką. Tad dar kartą ačiū. Mūsų geriausiams iš geriausių, profesionaliausiams iš profesionaliausių, sumaniausiams iš sumaniausių, mūsų mokytojams ir visi mokyklos bendruomenė. O jūs, vaikai, niekada nepamirškite, kad būsite Pamirio vaikai. Pirmoji mokykla išlieka amžinai. Į 5. klasę iškeltomis galvomis, sumaniai išlikite smalsūs. Dėkojame. Labą dieną, gerbiami tėveliai, mėly ketvirtokai, mokytojas, visa mokyklos bendruomenė. Šiandien didi diena. Jūs, mėlieji, užversite šitos mokyklos duris. Užversite pradinės mokyklos duris. Kiekvieną dieną jūs praverdami jas mokėtės, klausėte. Kūrėte, buvote kartu, mokėtės būti, mokėtės džiaugtis. Kiekvieną dieną jūs augote, stiprėjote, jūsų smalsumas tik didėjo. Tėveliai, dėkoju jums, kad jūs visą laiką palaikėte, visą laiką buvot šalia, savo besąlyginę meilę drąsinote juos. Mielos mokytojos, jums ačiū už kantrybę, už ranką ant peties, kai buvo liūdna, kai buvo nedrąsu. Mėly ketvirtokai, ačiū jums už tai,
kad pripildėte šią mokyklą gyvasties. Ačiū Jums už tai, kad garsinote mokyklos vardą, kad savo klausimais privertėte ir mus aikčioti ir tobulėti. Ačiū, kad mokėte kartu ir mus būti, suprasti, atjausti. Garsus poetas Justinas Marcinkevičius yra pasakęs: svarbiausia gyvenime būti žmogumi. Įgytos žinios šioje mokykloje jums padės atverti pasaulio, kitų mokyklų. O gerumas padės nutiesti kelią į kitų žmonių širdis. To aš jums labiausiai ir linkiu. Sėkmės visiems, mieli ketvirtokai. Ašaros jūsų, noriu tikėti, yra džiaugsmo ašaros. Ir aš nuverkiau posmelį, ir mama, girdėjau, sėdėjusiu man už nugaros, sakė: graudinuosi, liūdna, bet kartu ir džiaukimės. Mūsų vaikai auga. Auga Lietuvos ateitis. Sėkmės jums, mielieji. Ačiū visiems. O dabar... Mėly ketvirtokai, mūsų rankose simboliniai balionai, kaip jūsų svajonės. Sugalvokite dabar šią minutę kiekvienas ir niekam nesakykit kažkokią labai gražią svajonę. Ir aš manau, kad pačią gražiausią svajonę mes paleisime į dangų. Sugalvokit ją. Kai šiandieninės svajonės visos išsipildo, kiekvienas paleisdamas ją svajokite. Ir kita diena bus įdomesnė, kita diena bus pilna naujų, geresnių iššūkių. Sėkmės. O dabar padėkite savo dokumentą ant kėdutės ir atbėkite prie mūsų. Skaičiuosime iki 3 ir savo svajones paleisim. Ateikit visi, kiek įmanoma, imkit už svajonės. Imam visi už svajonės, leidžiam visus. Ar jau visi paėmė? Skaičiuojame. 1, 2, 3. Leidžiam. Viskas turi pradžią ir turi pabaigą. Dėkojame visiems atvykusiems į mūsų šventę ir iki kito susitikimo.